Sveiki, broliukai ir sesutės. Vėl radau truputį laiko ir galimybių ir galvoju, vėl padarysim klausimų atsakymų video. Pratęsiu atsakyti klausimus, nes ne visus buvo atsakęs praeitam video ir dar naujų klausimų atsirado. Tai dėl to galvoju, kad imsiu dabar aš juos ir atsakysiu. Tai klausimas. Priminsiu dar aišku tiem, kurie čia galbūt nėra ilgalaikiai ten mano kanalo sekėjai ir tik tai dabar pradėjo, ar šį video tik pradėjo klausytis. Tai kad čia pasakoju apie terariumą, išgalvotą fantazijų pasaulį ir, žodžiu, tam pasaulyje jis yra toks, kaip sakykim, paralelinis mūsų nuostabios planetos Žemėje pasaulis, tik tais tiek, kad jis yra plokščias, turi kupolą, sakykim, ir tą pasaulį yra užpuolęs Nevidonas uzurpavęs, kaip sakykim, ne tai, kad užpuolęs, o tiesiog uzurpavęs. Ir užsiima tom, kad naikina to pasaulio žmonės, tas Nevidonas. Tai ir dabar klausimai klausytojų. Ir prašau atsakyti, kaip yra su kitom planetom brūkšnelis terariumais. Nes mes juos vis dėlto galime matyti per teleskopą, net mėgėjišką kokį gerą. Man įdomu, kas tai per planetos terariumai. Aš tikiu, kad jie egzistuoja, nes galim patys tai pamatyti. Tai ką ašgi noriu atsakyti vėlgi čia iš terariumo. Pas mus tai čia viskas aišku, mes gyvenam nuostabiai planetos Žemėje ir Saulės sistemų ir, žodžiu, kitos planetos ten skraido ir jos matosi. Ir, žodžiu, visi žinome tą jau nuo mokyklos laikų, kaip čia yra iš tikrųjų. Mokslininkai senai viską įrodė ir apskaičiavę. O terariume tai yra visiškai kitaip iš tikrųjų. Ten nėra iš tikrųjų jokių planetų ir ten netgi kaip ir matosi per teleskopą, lygiai taip pat kaip ir pas mumis. Bet ten yra tiesiog, kaip čia sakyti, dangui skraidantis kūnai, techninės terariumo aptarnavimo stotis, galima tai būtų išsireikšti. Ir kitokie techniniai terariumo aptarnavimo įrengimai yra būtent tos matomos planetos. Tai iš tikrųjų ten nėra jokie terariumai ir jokios planetos. O terariume, kur yra kalbama apie ten kokius nors marsiečius ar dar kažkokius, kur, sakykim, kieno vardais pavadintos tos planetos, tai yra tiesiog šalia terariumo už tos vadinamas, net nežinau, už Antarktidos vadinamas, ar kaip čia pasakyti, ar už to ledo žiedo, kaip kas vadina, apie tai dar pakalbėsim atskirai, bet, žodžiu, už to ledo žiedo ar už Antarktidos žiedo esančios kitos teritorijos, kurios, ir vadinamos ten Marsu kokiu nors, nežinau, Saturnu, Jupiteriu ir panašiai. Tai žodžiu, terariume ten matosi per teleskopą ne planetos, o terariumo techniniai aptarnavimo įrenginiai, kurie ten yra automatizuoti ar kažkokie tai, žodžiu, ir jie atlieka tam tikras funkcijas atlieka tam terariume. Tai jokių būdų nėra. Lygiai taip pat kaip ir nežvaigždės ten matosi, irgi, sakykim, tam tikrai įrenginiai, kurie yra, kaip čia, prikabinti prie terariumo kupolo ir užtat tas kupolas sukosi ir užtat matosi. Tai žodžiu, čia trumpai apie planetas ir galbūt netyčia dar ir žvaigždės paminėjau. Toliau, kaip manot, kas yra už kitapus? Už kitapus gaubto, kas yra? Tai nežinau, aš klausiau irgi savo antrininko, kas yra už kitapus gaubto. Tai jisai sakė, irgi nežino, nes netgi kas yra tapus gaubto, dar yra ką įsiaiškinti. Ir pritarčiau čia savo to antrininko nuomonį. Antrininkas, tai priminsiu, tai toks pat kaip ir aš, tik tais, kuris gyvena terariume, o ne planetoje Žemėje. Ir aš kadangi susitinku sapnuose ar visaip kitaip, žodžiu, ir jis man papasakoja, kaip yra iš tikrųjų terariume. Tai ir nėra labai sveika turbūt per daug skirti dėmesio ir energijos aiškintis, kas yra už to, sakykim, gaubto, už firmamento vadinamo, kol dar neįsiaiškinam, kas čia yra iš tikrųjų po to firmamento. Tai
reiktų, kaip čia mano nuomonė, tai reiktų dėti po vieną žingsnį visą laiką. Pirmą įsiaiškinti, kas yra po to firmamento, o paskui jau galvoti, kas yra už to firmamento. Tai klausimas, ir kodėl mes iš vis esame čia, kodėl viskas ir dėl ko. Nu tai labai čia aišku toksai ir sudėtingas ir labai paprastas klausimas, tai esam tam, kad vystytis. Nu, čia aš turiu, vėlgi čia ne mes, o kalbama čia yra apie terariumo gyventojus, dėl ko tie terariumo gyventojai ten iš viso yra ir dėl ko, tai va dėl to, kad vystytis, kad išvystytų savo sąmonę, kad praplėstų, užaugintų sielą didesnę, daugiau tos energijos turėtų ir aišku, paskui jau, sakykime, pereitų į kitą lygį. Į kitą lygį tai turiu omeny, kad jau nebe šitą terariumo teritoriją, o kažkur tai į kitą lygį, galbūt už to vadinamo firmamento. Tai va, nes ten yra kiti pasauliai, bet čia galbūt nenorėčiau labai čia plėstis, čia yra tik tai spekulacijos. Ir mano tas antrininkas taip ir pasakė, kad yra čia tik tai spekulacijos ir iš tikrųjų tai nelabai kas ir žino, kas ten yra už to firmamento, nes nelabai kas žino ir kas jau ir po to firmamento yra. Tai va, tai nežinau, čia taip labai kažkaip trumpai, lakoniškai, kodėl viskas ir dėl ko, o Nevidonas, jisai aišku yra suinteresuotas, kad kuo mažiau tų jau, sakykime, sielų papultų į tą kitą lygį ir jo pagrindinis ir visas darbas yra, kad tas sielas kažkaip tai užlaikyti šitam arba dar, kad pervesti į dar žemesnį lygį. Tai todėl ir propaguojami visokie ten, sakykime, iškrypimai ir visokie kitokie negeri dalykai. Tai propaguojamas tas apsukrumas, Nevidono viena pagrindinių vertybių, o apsukrumas tai iš principo tai yra apgaulė kito žmogaus, skriauda kažkokia, tai kas stipresnis, tas gudresnis, kas pirmesnis, nu ir visos ten tos nevidoniškos patarlės, tai vat, jos ir daro tai, kad būtent ta sąmonė nesiplėstų, siela neauktų ir jinai mažiausiai bent jau nepakiltų į tą kitą lygį, o pasiliktų vat, būtent tam pačiam lygiui. Taip, kad kitas klausimas, kodėl tu rašai Nevidonas būtent taip, įdomu, kas čia per išmislas. Na, Nevidonas, nežinau ar pastebėt ar nepastebėt, aš rašau pirmą raidę mažai, o visas kitas didžiasias. Tai jeigu parašyčiau visas didžiasias, tai būtų kažkoks tai negyvas daiktas, ne, tada taip išeitų pagal, net nežinau, čia pagal kažkokią tai teoriją irgi taip pasakykime, ne? O kadangi Nevidonas yra gyvas daiktas, tai pirmąją raidę rašau ir mažoje, o mažoje rašau dėl to, kad kaip ir iš nepagarbos, galim taip sakyti, gaunasi, jeigu normaliai žmogui, kuriam jauti pagarbą ar kažkam, tai rašai iš didžiosios raidės, o visos kitos mažosios, o kadangi jau Nevidonas toks yra kaip ir bet koks tai antipodas bet kokio gėrio ir panašiai, tai užtat jisai ir rašomas va taip atvirkščiai. Pirma mažuoju, o visos likusios didžiosios. Tai va čia dėl to Nevidono, kaip čia ką rašau. Taip, žiūrim toliau. Na ir klausimas, kurios valdžios struktūros yra atsakingos už apvalę žemę. Na čia turime vėlgi omeny, kad terariume, kurios valdžios struktūros yra atsakingos už tą apvalę žemę, kadangi ten terariumo gyventojams visą okupacinę tą administraciją, aš net nevadinčiau valdžia, tai yra okupacinė administracija. Tai visa ta okupacinė administracija, iš tikrųjų visos jos struktūros ir yra atsakingos būtent už tą apvalę žemę, už tą gaublį vadinamą, už to gaublio propagavimą, nes čia yra vienas iš, sakykime, tų pagrindinių melo sudedamųjų, ar kaip čia pasakyti, kad būtent tie terariumo gyventojai galvotų, kad jie gyvena ant kamulio kažkokio, tai ir nėra daugiau jokių kitų teritorijų ir kad nesugalvotų vienas dalykas, tai išsilakstyti iš savo to užgrobtos tos teritorijos, to terariumo, ir kitas dalykas, kad nesužinotų
Nu, ir čia daugiau dar yra visokių tikslų, bet esminius pagrindinius aš ir pasakiau. Tai kiekviena struktūra yra atsakinga, pradedant ten tom visokiom struktūrom, kur kosmoso, ale kosmoso visokios ten agentūros ir švietimo visą sistemą, nu, ir visą. Ir čia netgi reiktų dar pasakyti, kad yra ne tik tais tuos jau grinai administracijos struktūros atsakingos, bet ir lygiai taip pat visos didžiosios komercinės irgi struktūros yra už tai atsakingos, nes visos didžiosios ten tos korporacijos arba kaip vadinamos komercinės struktūros, jos visos vis tiek priklauso tiem patiem Nevidono tarnam, pakalikam ir panašiai, ir visi jie bendrai, sakykime, bendrų sutarimų diegia terariume būtent tą Nevidono propagandą. Tai pradedant ir filmai, pradedant aišku čia mokyklom, filmais ir medija visą mokslu, kuris iš tikrųjų yra visiškai ne mokslas, o galim pasakyti, čia Nevidono religija yra, nes tam moksle nieko moksliško nėra. Viskas yra tik tais klystkeliai visokie, kad žmogų tik tai suklaidinti ir jam įdiegti melagingas, sakykime, nuostatas apie pasaulį, apie tai, kaip ten, kas ten sąveikauja, veikia ir panašiai. Apie sandarą, tiek apie mikro, tiek apie makro. Taip, tada žiūrim toliau. Kodėl jaučiasi, kad laikas bėga greičiau? Greičiau nei praeitais metais. Nejaugi aš vienas tai jaučiu. Yra, sakykime, dvi priežastis, dėl ko tas laikas bėga greičiau. Tai viena priežastis, kad su kiekvienais metais mūsų, sakykime, daugumos bent jau, ne daugumos, o visų patirtis auga, pragyventas jau tas laikas, jisai didėja ir todėl tas būsimas laikas, jis visą laiką atrodo trumpesnis. Pabandysiu paaiškinti per pavyzdį. Tarkim, 5 metų vaikui dar 1 metai, tai sudaro jam dar 20% jo visos turimos patirties, jeigu laiko prasme mes vertinsim patirtį, tai jis pragyvenęs 5 metus, dar 6 metai jam bus 20% buvusio laiko, o tarkim 50-mečiui dar 1 metai, tai bus jau nebe 20%, o 2 tik tai procentai. Tai užtat ir tas laikas, tie 2% visą laiką, aišku, atrodys mažesnį negu 20%. Tai čia yra grinai toksai, kaip čia pasakyta, sąmonės dalykas, kaip suvokimas visas remiasi patirtim. Šiam, sakykime, tam terariumo pasauliu, būtent tam gyvenime, ar tuo inkarnacijų vadinamai. Ir dėl to visą tą laiką mes, tie terariumo gyventojai, sakykime, jie vertina ir lygina su savo buvusią patirtim. Netgi ne tai, kad sąmoningai lygina, aišku, čia visas tas palyginimas jis gaunasi nesąmoningai. Ir užtat kiekvieni kiti metai atrodo vis trumpesnį ir trumpesnį. Bet aišku, yra ir objektyvus tas laiko kažkoks pagreitėjimas. Čia įvairiausių yra irgi teorijų, kad ten ir 18 valandų paroj, ir 16, ten ir 12, žodžiu, kokių tik nori, tų yra teorijų. Iš tikrųjų niekas tiksliai negali pasakyti, bet tokios nuomonės vyrauja, o ar iš tikrųjų taip yra ar nėra, tai niekas iš tikrųjų nežino ir nėra normalaus būdo tą dalyką patikrinti. Kaip čia pasakyti, objektyvaus būdo. O dėl to, kad tas laikas ilgėja, patirties to atžvilgio, ar kaip čia pasakyti, to pragyvenamo to laiko suvokimo atžvilgio, tai aš ką tik ir paaiškinau. Dėl to, kad visą laiką atsižvelgiame į pragyventą iki tol patirtį. Ir yra kitas dar klausimas, bet labai aišku įdomus. Bet jau šitą video netilps, tai paliksiu kitam video, bus apie Antarktidą. Tai gal čia ir biškai daugiau kažką išeis pabumbėti. Tikiuosi, kad buvo jums įdomu paklausyti tų atsakymų į klausimus. Dar kartą visiems dėkoju, kurie parašė tos klausimėlius.
Labai džiaugiuosi, kad jums kyla tų klausimų, o man labai smagu juos yra atsakinėti. Tai ir tam kartui bus turbūt tiek. Iki kito karto.